Pirmą kartą organizavom OS festivalį, kuomet turėjome beveik 30 skirtingų veiklų, žmonės rinko taškus, veikinėjo įvairiausias orientavimosi sporto užduotis ir gavo už tai prizus. Festivalis, šitas būtent pagrindinė festivalio diena yra skirta įtraukti bendruomenę, visuomenę, miestiečius, miesto svečius, parodyti jiems, jog orientavimosi sportas būtų smagus. Mūsų šūkis yra nepasiklysti, o atrasti, tai būtent šiandien ir siekiam tai, jog žmonės nebijotų orientavimo sporto, o atrastų naujo, išbandytų ir galbūt ateitų į mišką, į orientavimosi sporto trasas. Turėjome ir sportinės varžybas, penktadienį vakare Pažaislyje naktinis orientavimasis bei naktinis orientavimasis takais. Šeštadienį turėjome smagią Rogainingo šventę, kuomet po Kauną valandą arba dvi komandomis, po 2 žmonės šeimomis varžėsi sportininkai, surinkdami kuo daugiau kontrolinių punktų. Ir sekmadienį finišavome su miško vidutinė trasa bei kalnų dviračiais ir žinoma orientavimosi sporto takais įvairiomis rungtimis. OS festivalis yra Erasmus Plus projekto Orienteering for All dalis. Tai turime šiame projekte 3 dalis. Pirmoji dalis yra renginys, tai būtent orientavimosi sporto festivalis. Tada antroji dalis yra savanorių mokymai. Šias 3 dienas turime daugiau negu 200 savanorių, kuriem organizavome mokymus, bendravome su jais apie savanoriavimą, apie orientavimosi sportą. Ir trečioji dalis yra metodinė medžiaga. Tai metodinė medžiaga bus parengta, kaip reikia organizuoti tokio tipo renginius, festivalius, kuomet galima įvairiais būdais pristatyti orientavimosi sportą. Ir antroji metodinės medžiagos dalis bus ta, jog bandysime kviesti į orientavimosi sportą visuomenę, jiem pristatinėti kuo įdomiau, kuo paprasčiau, kuo įtraukiau. Tai tokios yra šio projekto dalys ir būtent OS festivalis vainikuoja mūsų visą šį projektą.